Už krepšinį. Už krepšinį. Už golfą. Už golfą. Už pasatą. Tipo. Už pasatą. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Greičiau. Pasitenk nusiraminti. Pasigimdyčiau dar vieną vaiką. Tau snarglys panosim. Kai kas tai vadina naglumu, aš tai vadinu atvirumu. Mane įžeidinėja. Rebeka jau 1:22 minutės, dar tęsiam? Jau. Atimė iš manęs, mano kieme, mano automobilio raktus, jis įsilaužė į mano Facebooką ir pasisavino kelių metų pokalbius ir dar kai kurios iš pokalbių viešino. Rebeka, laukiam tavęs, kur tu? Au! Ateik! Opa! Po gyvatės iššūkio laukia dar vienas iššūkis, kad dar labiau tave užgrūdintų, tai yra blitz klausimų dalis ledo vonioje. Esi pasiruošus? Ne, bet darom. Esi kada nors bandžius, ar tai pirmas kartas? Pirmas kartas gyvenime, nežinau, kas gausis, tikiuosi iššūkis bus išpildytas. Jo, duok paltuką, aš palaikysiu. Duok rankšluostuką, palaikysim, įkvėp, ramiai. Jo, stenkis nusiramint, nuimu laiką. Gilus šaldytuvas. Kvėpuojam. Ramiai. Klauskit. Gerai. Tai pirmas klausimas, Rebeka, kas buvo sunkiau, įveikti vėžę ar pergyventi skyrybas, o galbūt ledo vonioj? Nusiramink. Kiek kartų per savo gyvenimą buvai įsimylėjusi? Vieną. Koks yra didžiausias melas, kurį apie tave skleidė žiniasklaida? Kad iš manęs atimtas vaikas. Ne žiniasklaida, komentatoriai. Ar tavo sėkmė dažniau traukia ar atbaidė vyrus? Antras variantas. Atbaidė. Dabar pauzė, truputėlį atsigerk Vytauto. Prašau, nusiramink, gali Vytautas įrodyk padeda savo. įveikti iššūkius. Taip, šaunuolė. Dar minutė. Kas buvo tavo didžiausias gyvenimo priešas? Aš pati. Wow. Žiūrovai, šiuo metu yra praėjusi minutė, Rebeka vis dar ledo vonioje. Šaunuolė. Ar esi kada nors atsisakiusi klientą, nes jis buvo per daug įkyrus? Taip. Kiek kainuoja tavo brangiausias plaukų priauginimo projektas? 2786 eurai. Kokia buvo didžiausia netikėta reakcija iš tavo kliento? Ašaros. Čia nusivylimo ar džiaugsmo? Rebeka, pasitenk nusiraminti. Gerai. Ką darytum, jei ryt prarastum visą savo turtą? Eičiau pamiegot gerai. Ką veiktum, kai atsikeltum? Koks veiksmų planas? Pasigimdyčiau dar vieną vaiką. Ar esi kam nors gyvenime atkeršijusi, bet taip žiauriai, žinai? Esu. Ką esi padarius? Jėtų kitas klausimas. Mėly žiūrovai, Rebeka jau ledo vonioje 2 minutės. Viskas galima dar 30 sekundžių. Koks didžiausias tavo nusižengimas jaunystėje? Bėgau iš namų. Kas tau, Rebeka, svarbiau, meilė ar pinigai? Abu pavienodai. Bet labiau. Ne, vienodai. Šaunuolė. Kas tau svarbiau? Oi, ar kada nors buvo gėda dėl savo gyvenimo sprendimų? Buvo gėda labai dažnai. Dėl ko labiausiai? Ant pachmielo dažniausiai. Dar 5 klausimai, Rebeka, jau pabaiga. Kokia didžiausia auka, kurią padarei dėl savo karjeros? Šeimai neskiriau daug dėmesio. Ar kada nors norėjai viską mesti ir pabėgti kur nors į kitą šalį ir nieko nebedaryti? Metus po vieną kartą tai būna, kai perdegi. Kas padeda to nepadaryti? Vaikas ir pinigai. Rebeka, ar gali nuleisti rankas į apačią po ledu? Einam toliau. Iššūkis jau yra kulminacija, pati pabaiga. Ar tavo grožis tau labiau padėjo ar pakenkė? Padėjo. Kiek laiko turi mane paskutinį klausimą? Rebeka, lygiai 3 minutės. Bandom dar vieną. Geriau Stonkuvienė. Pamušam Stonkuvienės rekordą. Virš 4 minučių. Jei reikėtų, ar vėl išgyventum viską iš pradžių savo gyvenime? Iki kiekvienos detalės nieko nekeičiau. Rebeka, turime dar 2 klausimus, bet reikia Vytauto biškį atsigerti. 3 minutės 15 sekundžių. Dar 45 sekundės. Davai, važiuojam. O dabar praktikuosiu, greičiau klauskit. Rebeka, ką tik buvo gyvatės iššūkis? Kokios šiaip mintis save pagavai, koks vidinis balsas buvo? Įkišiu dar sykį geriau rankas į ledą. Kaip manai, ką žmogaus patirtos tragedijos, iššūkiai įvairius, ką jam suteikia gero? Grūdina, išmoko empatijos. Ar mėgsti pirtį? Taip, kartais. Ar esi buvus pirtyje su profesionaliu pirtininku? Ne. Norėtum pabandyti? Taip. Rebeka, 3 minutės 53 sekundės. 5, 4,
Rebeka, ar Trys. tavo gyvenimas atrodo Dvi. taip dabar, kaip apie jį visada Viena. svajojai? 80% taip. 4 minutės 5 sekundės. Ar einam link 5 Varom, minučių, ar nutraukiam? varom. Kaip tau pavyksta išlikti tokia įkvepiančia moterimi? Mano gal atkaklumas, tai čia temperamentas. Rebeka jau valandą 22 minutės, dar tęsiam? Viskas, žinokit, jau Tai- tuoj. Man Penkias atrodo- sumušam ir kiek lipo čia iš liko? principo. Man atrodo, Rebekai Čia kaip su patinka. kilometrais, žinok, aš tokia šalus. Kokia dažniausia emocija? Kilometrus ant šito pradedi 3 minutės, 3 kilometrus nueini, tada galvoji galiu 4, tada galvoji galiu 5, tada 6 ir permuši save, važiuoji. Dabar Rebeka, žiūrėk, liko pusę minutės, mes tą paliekam ramybėje, pasitenk užsimerkti, duok man Ne, gal Vytautą ir neužsimerksiu, lik jūs su savo sakykit, mintim. kada. Ne. Pakvėpuok Mes ramiai. nieko nesakysim, pusę minutės pabūk ramiai. Geriau Tyluok, gerai? bendraujam. Pasakykit, kada bus 5 minutės, prašau. Dabar yra Kiek liko? lygiai 5 minutės. Lygiai Jau. 5 minutės. Viskas į pirtelę, greit vanteles, viską. Aš manau, žinau, kad ir Vytautas padeda įveikti iššūkius. Jo. Mineralų, sveikatai. Sveikas organizmas šiaip gali atlaikyti daugiau iššūkių, tai už tai ir išgerkim. Rebeka, ledo vonioj užbuvai 5 minutės. Ar tikėjai prieš eidama į ledo vonę, kad tiek laiko išbūsi? Ne, galvojau, ne daugiau 30 sekundžių. Ir iš tikrųjų apie iššūkius tai galvojau, kad kaip tik šito bijau labiau negu ano. Pasirodo, kai tu susidari akis į akį su tuo, tai pamatai, kad yra visiškai kitaip. Buvo tikrai šalta, bet... Koks jausmas, vat būtent būnant tenais? Tai, nu, vat, kaip ir pasakiau, toks atrodo, pagauni kablį ir galvoji, kad tavo limitas yra ne tavo proto limitas. Kas leido tau išbūti taip ilgai? Kaip tau pavyko? Jūsų klausimai. Tai viena nebandysiu to, bet su kažkom galimai kartosiu. O kaip jautiesi dabar įveikusi iššūkį? Dabar jau nežinau, kažkaip labai pasitikiu savim, šiandien gerą dieną atrodo, jau tiek padariau, nors ne kalną nuverčiau, bet labai fainai. O kaip nuotaika jautiesi, kad toksai būstas geras yra? Ne? Žiūrė, Energijos. geras, šiaip iš tikrųjų, žinok, labai patiko. Ar tiki, kad visos ribos yra mūsų protai ir visos baimės yra tik mūsų galvose? Aš visada taip galvoju. Ką rekomenduotum žiūrovams, kurie guli ant sofos ir nenori išlysti ir šokti kur nors į šaltą ežerą? Varyti 2 šalti, 1 karštas. Na, 5 šaunuolė. Super. Mėly Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale 2 šalti 1 karštas bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Šiandien laidą 2 šalti 1 karštas filmuojame ypatingai jaukioje vietoje, kavinėje Picnic Bistro, kuri yra įsikūrusi Vingio parke. Labai didelis ačiū kaviniai Picnic Bistro. Man teko asmeniškai čia švęsti ne vieną šventę, ir krikštynas, ir vestuvės, ir gimtadienius. Tai išskirtinis dėmesys. Šita kavinė dirba ir žiemą pasirodo. Labai skanus maistas, labai geras aptarnavimas. Koks vaizdas, gniaužia kvapą išėjus į lauko terasą. Labai visiems rekomenduojam, jeigu turite ar kokį gimtadienio sumanimą, ar kokią įmonės šventę, tai čia labai privatu. Dar kartą labai ačiū kaviniai Picnic Bistro Vingio parke ir labai rekomenduojame. Priima su gyvūnais. Ir dar priima su gyvūnais, iš ties. Rebeka, tu kilusi iš Šiaulių ir augus, taip? Taip. Tu galėtum šiauliečius palyginti su, pavyzdžiui, nes teko girdėti, kad šiauliečiai truputėlį kitokie. Tai nežinau, šiauliečiai labai nuoširdus ir tokie, kurie žia viską, jėkis, gal aš tai pasakyčiau. Kai kas tai vadina naglumu, aš tai vadinu atvirumu. Tiesiog kam vidmainiauti ir vidinti, kas nesi. Aš šitą koncepciją palaikau asmeniškai, bet yra atvejų, kada geriau galbūt nesakyti. Taip, ne, tai nebūtina pasakyti, kad tau snarglys panosim, tokį gali ir nepastebėti, tau nėra. Nusivalyk. Bet, nu, ta prasme, ne, tai irgi yra protas ribos, neperžengtų ribų, kad neįžeis, neįskaudint. Šiaip aš labai empatiška esu, kad ir tokia daug kalbų, bet neįžeidinėjau žmonių. Mane įžeidinėja, turiu atsiginti nuo visų. Žinau, kad esi turėjus rimtų sveikatos problemų onkologiją. Tuo metu skyriau su pirmu vyru, labai daug stresavau, labai daug nemiegojau, man reikėjo labai daug dirbti advokatams susimokėti.
Tai va, tai buvo toks dalykas, kaip pusę metų visiškai dingo mėnesinės. Tiesiog į tai nereagavau, esu girdėjus, kad stresas, viskas ok, o po to man buvo taip, kad trūko viskas, ten išvažiavau į ligoninę ir visiškai netyčia tas įvyko. Ir po to nusintė ambulatoriškai pasitirti, nes buvo savaitgalis ir po to nuvažiavau ambulatoriškai ir sako, žiūrėkit, jums čia priklauso toks tyrimukas, jums 25 metai, nuo 25 kaip tik jau galima nemokamai pasitirti. Ir tada man jau skambutis ir tada sako, tu labai greit atvažiuok, tai vienu žodžiu aš sėdžiu tam kabinete, daktarė sako, žinok, tave reikia operuoti iš karto, aš sakau, aš nesioperuosiu, labai išsigandau, šokas toks ir taip kvėpiu orą ir jaučiu visus, surakino šonkaulius ir toks, žinai, flashbackas parėjo gal po 3 minučių ir aš sakau, man ką tik buvo infarktas, aš labai sakau, blogai jaučiuosi, prašau mane nuveskit į kardiogramą padaryti, nes man jau viskas ant visos ant torto vyšnaitę tau užmeta, žinai, ir galvoju, čia sapnuoju, nesupranti, žinai, ir nuvedė ten tą širdį patikrinti, sako, viskas gerai, tau tas tarpšonkulinis nervinis uždegimas. Tai žodžiu, įsigydžiau šitą, greit išoperavo, tada buvo viskas gerai ir po to per tą psichą man atsinaujino vėl, nes jis mane 3 metus terorizavo, pavyzdžiui, kokiais būdais. Kas yra, ką aš skaitau terorizmu realiu? Jisai gavo 2 metus kalėjimo. Teismas vyko 3 metus, kol vyko teismas, jis toliau mane terrorizuodavo ir ieškojo tokių panašių į mane. Būtinai grožio specialistų. Jis man po to rašo žinutės, aš noriu gyventi su tavim, aš norėjau tau pavydą sukelti, bet jeigu aš jo nemyliu, kaip aš jo pavydėsiu? Jisai žinojo, kur aš gyvenu, būdavo prie namų, eidavo į darbą, terrorizuodavo mano močiutę, skambinėdavo į duris. Darbuotojas terrorizuodavo, tu prasme, bijodavo iš darbo išeiti. Nu tikrai įtikinai maniakas. Ir įsivaizduokit, aš persikrauščiau į kitą adresą, kad jisai nežinotų, kur aš gyvenu, kad aš nors namo jausčiaus, kad galiu grįžti saugi, tai jisai iššovė postą, ten Šiaulių internetiniuose turgeliuose, pavogtas automobilis, mano automobilis, suraskite, kuris yra, atsiskaitysiu finansiškai. Jisai per 3 valandas gal sužinojo, kur aš gyvenu. Ta prasme. Tai realiai grinai dėl tokio santykio tavo atsinaujino liga teisingai. Bet aš tikrai stresavau, nes dar vienas dalykas irgi už ką jam buvo tas, kad jis įsilaužė mano Facebooką ir pasisavino kelių metų pokalbius ir dar kai kurios iš pokalbių viešino tiesiog irgi. Tai buvo didžiulis teismas, apie 30 liudininkų, nei 1 sekundės nepasidavau ir sutvarkiau jį. Ir kiekvienas sutvarkys. O dabar antrą kartą atsinaujino liga ir vėl tu darė operaciją, kokiu būdu viskas vyko? Tai čia tuo metu tai atsinaujino, būtent teismo metu ir po to padarė operaciją. Tai žodžiu, visos bėdos į vieną krūvą sukeliavo. Bet, dabar tai bėdų nėra. Tuo metu. Rebeka, pavyzdžiui, kodėl įvyko taip? Kokia buvo pagrindinė priežastis konflikto, tarkim? Ai, su tuo persekiotoju? Nes jis norėjo su manim gyventi, o aš ne, aš jo atsistumiu. Tai jisai netgi buvo iš automobilio, buvo prieš tai viena byla. Buvo paskirtas jau apribojimas prie manęs nesiartinti, nes jis man atimė iš manęs mano kieme, mano automobilio raktus ir pradėjo eiti. Aš tokia stoviu, o su vaiku į kiną, vaikas mašinai, aš einu. Sakau, tu neturi teisės paimti, čia ne tavo raktai, čia yra mano tėvų būto raktai, mano, sakau, automobilio, sakau, ką tu darai? Ir jis atsisuko metę, tai čia praskėlė, aš į mašiną sėdu krūviną ir vietoj kino į policiją nuvažiavau iš karto. Tai ekspertizės darė, jau buvo jam paskirtas tas. Jisai man stovi kieme ir sako, aš noriu su tam gyventi, sakau, bet tu man žemiau nei plintusą, sakau, tu supranti, kad aš galėčiau dabar, sakau, spjauti tavo veidą. Ir sakau, aš nekenčiu tavęs, įsigyvenk su manim, prašau, aš žinau, kad myli mane. Rebeka, jo pertrauksim akimirką, mes gavom ką tik skambutį iš mūsų klausytojo Zigmo. Mes turim savo didžiulį faną. Gerbėjas. Sakė, jo žmona jau mes gamų megztinius. Aš tikiuosi, kad viskas čia Zigmas normalus, ne tas, nes... Truputėlį turim įtarimų, kad jisai potencialus retavo maniakas, bet dar žiūrim šitą situaciją, tai jo klausimas yra toksai. Rebeka, Zigmas išretavo. Aš visą gyvenimą buvo ištikimas žmonais, o dėl jos aš nežinau, kaip jūs visą laiką buvote ištikima. Visą laiką. Nėra net kalbos. Aš visą laiką buvau savarankiška, save galiu išsilaikyti, vyro man nereikia tam, kad jis apmokėtų mano sąskaitas ir kai tu gali save išsilaikyti ir nesi dėl pinigų santykiuose, tai tu renkės tuos santykius, kuriuos tu nori. Ir jeigu, sakykime, aš jau noriu būti neištikima ar norėčiau, ar tokia mintis, aš tiesiog išeinu iš tų santykių ir tada darau, ką noriu. Tai čia labai paprasta. Nu, Zigmai, linkėjimai. Net neturiu prie ko.
Gerai, Reveka, skrandžio mažinimo operacija. Kaip iki to priėjai, kaip sekėsi ir kaip viskas vystosi toliau? Tai grįžtam į kaitavimą. Rugsėjo mėnesį buvau Rodė ir moterų kaitavimo stovykloje ir, žodžiu, prisipučiu kaizą ir man pompa visiška. Prakvepuoti net sunku, jau kvepuoti sunku buvo ir aš jautau tik sunkumą, kažkaip viduje aš nejaučiau, kad aš sveriu ten 112,5 ir man atrodo, aš vis tiek tokia pat Reveka ir čia niekas nesikeičia. Bet laiptais nebeužlipi, pavalgai iš vis tingi dirbti, tingi belę ką daryti, o vidus atrodo veržė, žinai, tokia kaip ir nieko negaliu padaryti. Bet šitą aš turėjau ir prieš 2 metus norą, tai buvau sutarus jau su klientė eiti kartu operuotis vienoj palatoje, jinai nuėjo, aš išvariau kaituoti į Egiptą. Ir netgi pasakiau, kad kraujo tyrimai blogi buvo, kažką sumelavau biški. Ir nes labai išsigandau, iš tikrųjų tikrai reikėjo pasiryžti šitai operacijai. Tai va, tik prie to priejau, labai noriu kaituoti. Ir net ne grožiui pirmą vietą teikiau, bet būtent tam lengvumui kūne, sveikatai vis dar 4 čiurnų raiščiai visiškai nuplyšę ir laiko tik tai kulnai abi kojas ir reikia operuoti, bet kažkaip išsioperavus tą skrandį, tai lengviau ir tom čiurnom, iš tikrųjų. Nukrito dabar per 1,5 mėnesio 18 kg. O tai kada darysi prieš 1,5 mėnesio operaciją? Taip, spalio 21 dariau. Kiek nukrito? 18 kg, jo. Ir čia dar negalas, tai džiaugiuosi, bet galiu kažkur viešumą išeiti, nes dažnai kviečia, bet būdavo vis tiek tokie kompleksai, kai tu tą atmetimo reakciją, žinai, kai komentuoja ten visokie. Netgi iš tikrųjų ir dabar buvo kita laida, filmuota dar ten po operacijos gal 10 dienų, tai ten komentaras buvo, nustok šliuchą ėsti. Ir aš galvoju, tu manęs nepažįsti, pažiūrėjau ten profilį, wow, ten, ta prasme, ir paprašiau tiesiog išjungti komentarus, nes, sakau, aš netoleruoju, kada yra dar plus sukolaboreitinta ir taip toliau, tai aš dar esu procese visiems heiteriam, nustojau aš ėsti ir viskas bus gerai. Reveka, priskirtum save prie žmonių, kuris negali būti nesantykiuose. Nes yra su kažkokie žmonėmis? Ne, Poroje su vyru. Jo, poroje. Ai, tai kad... Nes tavęs paklausius, toks jausmas kiekvienam gyvenimo etapė daugiau ir mažiau buvo partneris. Ai, ne, tai kaip tik nebuvo. Tik Nes, atsiranda yra partneris, žmonių, atsiranda problemos. Ne. Nes, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie nemoka nebūti vieni. Mano per 10 metų, jeigu konkrečiai tariant, buvo 3-4 draugystės, kurios netruko ilgiau kaip 2 mėnesiai 29 dienos. Tai va, tai visą aš skaičiavus 29 Aš dienų. taip neskaičiuodavau, buvo 2 mėnesiai 18 dienų, buvo ten 2 mėnesiai 29 dienos ir dar trumpiau buvo. Tai aš visą laiką buvau viena, bet aš visą laiką norėdavau nemokėdavau būti su savim ir norėjau užpildyti tai kitų žmogum, kad neva jisai papildys mane ir būtų tokiam nuolatiniam ieškojime, ne savęs, bet kad per kitą dapildyti, kad būčiau pilnoj komplektacijoje. Ir visą laiką nueidavau tokius pasimatymus, eidavau dažnai ir kiekvieną kartą beveik nusivildavau, tai kad aš nueidavau tą pasimatymą, tai nieko nereiškia, nebuvo jų. Aš tiesiog grįždavau namo, ten 2 savaitėm, 3 viską atsiribojo, po to vėl kažkaip galvoju, bet būtų gal ir lengviau, jeigu kažkas mane morališkai palaikytų, kad ir ten kažkokia ten klientė, ten nervina mane arba nepatinka, sunku atlikti priauginimą, ten susikaupti reikia, žinai. Aš galvodavau, kad man reikia būtinai susirasti draugą, vyrą, kad man reikia. Ir po to, kai pradėjau nebegalvoti, tada jau... O kaip paleidai tą, kad nebegalvoti? Kaip, ar tai natūraliai susidėliojo, ar tiesiog... Tai vat kažkaip buvo tas momentas... Dėjau aš ant tų hachalių žodžių, varau kaituoti. Man gerai ir vienai. Jo, jau taip ir galvojau kažkaip viduj, nes paskutiniais tai santykiais buvau labai nusivylus po to šito Alfonsėlio, kuris niekiek neprisidėjo į šeimą. Gali vizualizuoti, tu tokia planuotoja konkreti, kaip atrodys tavo sekantis 10 metų? Oi, labai norėčiau... Bet ten kiek lengvas klausimas žmogui gauti, kiti ten... Ne. Aš žinau, rytoj ką veiksiu. Perkelti verslą į Dubajų. Kitais metais mano tikslas yra sukurti grožio ir verslumo forumą didžiulį, kur ateitų ne mažiau kaip 300 žmonių. Ta prasme, konferencija tokia rimta, kad tai būtų Avia Solutions Group, o po metų pažiūrėsim ar gavas.
Tada norėčiau daug daugiau skirti laiko mokymams, negu patiems priauginimams, pasilikti pačias savo favorite klientės. Aišku, kad, kitas aptarnaus darbuotojas, bet, žodžiu, toks planas būtų prasiplėsti ir save įvesti į social media labiau. Ir kaituoti. Ir kitiem metam turiu tikslą 8 keliones noriu. Tai 2 suplanuotas. Wow. Tai ką, Habibi Reveka, linkim, kad... Moterim sakyti Habibti. Habibti, o vyrai Habibi. Habibi, tai Arnai Habibi. Gerai. Tai linkim, kad paeitų viskas. Liuks. Ačiū. Ką, Reveka, duok 5, nuostabi diena, keli iššūkiai, nuostabus pokalbis ir norėjau iš tikrųjų tau padėkoti ir pasidžiaugti, kad sugebėjai išbūti 5 minutės. Ir mūsų dovanėlė nuo Vytauto. Ačiū. Bei be abejo kvietimas apsilankyti geriausiai Vilniaus pirty su pirtininku. Išbandyti, sakei, nebandėjai, tai lauksime tavęs, Ivanas. Šitą atsivežti ar palikti namie? Ne, čia kai vyrui reikės biškį duoti pilos, tai galėsi panaudoti, o ateik, viskas bus vietoj, pasimėgausi ir susitiksim ten. Labai ačiū. Turiu šitokį nudistų pležiuką. Labai daug esmės moterys. Vaišingumo siena neprašau. Nepataikė. Mergokarių nedarau, nes labai pavojinga. Bet čia skamba kaip ajuvaskos ritualas. Ei, Mzungu, gražiai atrodai. Norėčiau nuo tavęs vaiką turėti. Už krepšinį. Už krepšinį. Už golfą. Už golfą. Už pasatą. Už pasatą. Vytautas, 100 metų, 1000 tostų.